Šiandien su mumis yra Martina, antro kurso aplinkotyros ir aplinkos apsaugos studentė. Tai pirmas klausimas, lengvas, kad supažindint moksleivius su tavo studijomis, kas tau jose labiausiai patinka? Na, man labiausiai patinka praktinė dalis. Šiandien mes esam netgi laboratorijai, tai čia atrodo, kad gimsta pačios gražiausias, geriausias ir įsimintiniausias istorijos, nes ne visada viskas pasiseka tobulai laboratorijai, bet dėl to mes ir žinom tam tikras taisyklės ir kaip vadovautis. Ir dažniausiai skilus mėgintuvėliui nepuolame panikuoti, bet sutvarkys viską, puolame pasijuokti. O kaip reaguoja tavo draugai, tavo šeimai, tavo pasirinktus mokslus? Na, jie reaguoja labai pozityviai iš tikrųjų, mato prasmę mano studijose, nes dabar gamtos visos studijų programos, viskas, kas susiję apie aplinkosaugą, yra labai aktualu. Tvarumas, globalinis atšilimas, visos tos problemos yra labai aktualios ir manau, kad jie vertina, kad renkuosi gamtos mokslų studijuoti ir stengiuosi, kad viskas būtų tiesiog geriau ir jie tai vertina tikrai labai pozityviai. Ar yra koks nors nutikęs nuotykis arba iššūkis, su kurio susidūrei studijavimo metu dabar? Kad ir laboratorijų ar paskaitų metu nesvarbu? Gal namuose kažką uždegė čia? Na, namuose nelabai kažką uždegsi, viską atrodo saugiai darai, laboratorijoje dažniausiai viską irgi apskaičiuoji, ką kaip pili, bet kartais nepasidomi iki galo, ar tas mėgintuvėlis tikrai atsparus, ar aš tikrai turiu taip šildytą mėgintuvėlį. Ir gaunasi taip kartais, kad jau per atstumą šildai, kad bijai, kad nesprogtų, bet šiaip viskas būna pakol kas gerai. O ar yra kažkoks mitas būtent apie aplinkotyrą? Nu, kur žinai, kad yra plačiai paplitęs, bet įstoji į VDU, jau esi antram kurse ir žinai, kad taip nėra. Na, toksai, galima sakyti, dabar užduosiu jums retorinį klausimą. O, tas dabar blogai atsakysiu. Bet dažniausiai yra toks dalykas, kad tai ką, gaudysi brakonierius, rašysi mums baudas, tai ne, aplinkosaugininkas nėra tik tiek, nėra vien tik baudų rašytojas. Ir labai tas mitas yra populiarus, kad mes daugiau nieko neveikiam, tik važiuojam į miškus, tik patruliuojam kaip pareigūnai, bet taip nėra. Daug laiko praleidi gamtoj? Na, šiuo metu nelabai iš tiesų, kiek praleidžiu gamtoj laiko, tai būna vis tiek skiriu kelias valandas pasivaikščioti, nes reikia kartais atitrūkti ir nuo studijų, ir nuo kitų reikšmingų dalykų. Pravedint galvą. Taip, tai čia labai veiksminga šitą. Nes jau vėdinimo šaldytuvas nebeveikia. Neištraukė jau visko. Aš labai noriu dar pasidžiaugti, kad tu esi iš Kėdainių kilus, ar ne, ir pasirinkai Kauną. Taip. Tai labai džiaugiamės, nes kaip tik šiandien kalbėjom, kad labai smagu pamotyvuoti būsimus studentus, kad nebijotų, ne, atsikraustyti. Nes yra baimė, kad pakeisti miestą, jeigu esi iš mažesnio į didesnį. Tai labai smagu. Ja. Ir ką tu dar mūsų Kaunui gero padarysi, Lietuvai ir visam pasauliui. Bet kalbant tą temą, tai kaip įvyko tavo ta transformacija, ne, iš mažesnio miestelio jau į antrą pagal dydį miestą, bet pirmą pagal gerumą? Tiesiog Kaunas man buvo iš tikrųjų toks miestas, kuriame dažnai būdavau. Prieš studijas čia dažnai lankydavaus su tėvais, su draugais. Ir atrodo, Laisvės alėja tokia pažįstama ir visa kita, bet atsikrausčius į Kauną, kai kiekvieną dieną susiduriu su šituo miestu, atrodo, kad susigyveni ir viskas atrodo tikrai ne per didelis iššūkis.